Mūsų biblioteka visą šį rudenį, nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio pabaigos, vykdė projektą Šiaulių krašto lobiai, skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai. Šis projektas susidėjo iš kelių dalių. Pirmoji dalis buvo pristatomas skaitmenintas turinys portale e-paveldas. E-paveldas tai skaitmeninė biblioteka, kuri talpina daugiau kaip 3 milijonus suskaitmenintų kultūros vertybių. Tai knygų, laikraščių, žurnalų, žemėlapių ir kitų kultūrinių vertybių. Pristatant šias kultūros vertybės taip pat buvo demonstruojama, kas yra susijęs su mūsų miestu. Taip pat buvo pristatomi ir Šiaulių kino meno klubo dovanota videofilmukų kolekcija. Šitie filmukai buvo apdoroti ir pristatyti pagal atskiras temas, kurios atitinka mūsų projekto keliamus tikslus. Taip buvo paruošti tokie videofilmai: Šiaulių miesto švietimo raida, architektūra, laisvalaikis, sportas, Šiaulių miesto teatrinis gyvenimas. Ir susitikimų metu kartu su moksleiviais, kurie vyko, buvo būtent pristatytas ir skaitmenintas turinys, ir kino meno klubų sukaupta video medžiaga. Moksleiviai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo šitą pristatytą turinį. Ypač įdomi buvo video medžiaga, gyvi kadrai, archyvinė dokumentinė medžiaga. Na ir kad įtvirtinti žinias, kurias jie įgijo šitų edukacinių užsiėmimų metu, pabaigoje projekto buvo organizuotas videofilmų konkursas. Konkurse dalyvavo kelių gimnazijų moksleiviai ir Šiaulių universiteto studentai. Buvo sudaryta komisija ir buvo pateikta tema konkurso skaitmenintas turinys jaunimo akimis. Sukurtose filmukuose turėjo atsispindėti e-paveldo metu pristatyta medžiaga ir taip pat filmukai pamatyti, kaip jie atrodo būtent šiuolaikinio jaunimo akimis. Na ir buvo iš viso pristatyti 5 filmukai. Komisijos sprendimu pirmoji vieta skirta Stasio Šalkauskio gimnazijos moksleiviams Kristinai Biliūnaitei ir Benui Žukauskui. Videofilmukas vadinosi Šiauliai 20-ame amžiuje. Antroji vieta Šiaulių Romuvos gimnazijos moksleiviai Gintarei Pakulytei už videofilmuką Ką laikraščiai rašė. Ir trečioji vieta skirta Šiaulių universiteto studentei Kornelijai Jurgaitytei, videofilmukas Šiaulių dramos teatras. Na ir filmukai, žinoma, buvo kūrybingi, originalūs ir būtent komisijos sprendimu šie filmukai tikrai buvo verti dėmesio. Visa šita medžiaga, kuri buvo projekto metu pateikta, ir videofilmukai yra patalpinti į mūsų bibliotekos elektroninę svetainę. Ir galima ten peržiūrėti? Juos galima peržiūrėti, su jais susipažinti, su visa projekto eiga ir pamatyti videofilmukus nugalėtojus. Iš viso šiame projekte edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo apie 200 moksleivių, buvo išdalintos anketos, moksleiviai pristatė savo požiūrį į video medžiagą, į skaitmenintas kultūros vertybės ir visi šie edukaciniai užsiėmimai yra įrašyti į elektroninės laikmenas ir galima jomis pasinaudoti pamokų metu, edukacinių užsiėmimų metu. Projektas vadinasi Šiaulių krašto lobiai, skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai, nes pristatant skaitmenintas vertybės dar mes kvietėme ir lektorius. Galiu paminėti, kad 5 edukacinių užsiėmimų metu buvo pakviesti tokie žymus mūsų miesto ir krašto žmonės. Pavyzdžiui, pirmo užsiėmimo metu, kuris buvo skirtas švietimui, dalyvavo
Šiaulių universiteto profesorius Arūnas Gumuliauskas, apie teatrą pasakojo aktorius dramos teatro Eduardas Pauliukonis, apie kultūrą ir laisvalaikį pasakojo viešnia iš Vilniaus kultūros veikėja Bernadeta Markevičienė ir mūsų miesto garbės pilietė Aldona Masėnienė. Šiaulių universiteto studentams buvo pristatytas edukacinis užsiėmimas apie žymius mūsų krašto žmonės, remiantis nuskaitmenintų turinių iš Šiaulių aušros muziejaus. Dalyvavo lektorė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Šiaulių universiteto profesorė Džiuljeta Maskuliūnienė. Na ir 5. užsiėmimas ypatingo dėmesio susilaukė, kuris buvo skirtas miesto architektūrai. Tai jame dalyvavo miesto dizaineris Vilius Puronas. O dabar, sakykime, ateityje planuojat kažkokius tokius projektus su kinu susijusius su video medžiaga? Taip, yra numatyta mūsų planuose populiarinti sukauptą video medžiagą bibliotekoje, kur yra, kaip minėjau, dovanota Šiaulių kino meno klubo. Yra sukaupta apie 200 filmukų. Bus ateityje toje srityje dirbama, kad irgi tiesiog kviesti jaunimą, kad susipažintų su miesto istorija, su miesto praeitimi. Ir turime mes nedidelę kino salę bibliotekoje 20 vietų. Tai manau, kad ateityje mes tą medžiagą tikrai panaudosime ir taip pat pakviesime jaunimą susipažinti su sukaupta skaitmeninta medžiaga. O ta kino salė jau veikia? Taip, jau veikia. Gali žmonės ateiti paėmę, sakykime, didžioji dalis yra sukaupta informacijos skyriuje bibliotekos šitų filmukų žiūrėti salėje. Manyčiau, kad vasaros pradžioje, kai baigėsi mokslo metai ir būna užsiėmimai, pamokos baigėsi ir tiesiog iškyla mokytojams problema, kaip užimti moksleivius. Tai manytume, kad darysim irgi ciklą, kad susipažinti su Šiaulių praeitimi ir kviesime nedidelės klases ateiti ir pasižiūrėti būtent tą sukauptą medžiagą istorinę. Jo būtų labai malonu, kad tie žmonės, kurie yra sukaupę įdomios medžiagos apie Šiaulių praeitį, kino mėgėjai, tiesiog namuose turi sukaupę medžiagą ir juos niekur nenaudoja, laiko stalčiuose, atneštų pas mūsų biblioteką, mes mielai priimsim, techniškai ją apdorosim ir tai liks mūsų bibliotekos fonduose ir ši medžiaga tikrai turi išliekamąją vertę. Kviestumėm tikrai prisijungti prie tos akcijos. Dėl autorių teisių, žinoma, būtų čia irgi atskiras klausimas.